Sveiki, mėly bičiuliai, su jums sveikinas Jaunimo naujienos. Siunčiu linkėjimus iš saulėtosios Kroatijos, bet svarbus įvykiai nesustoja vykę. Į Lietuvą atvyko YouTube platformoje vaizdo įrašus turintis iShowSpeed. Jis YouTube platformoje turi 42 milijonus sekėjų. Amerikietį pasitiko ekonomikos ir inovacijų ministras Lukas Savickas, o Valdovų rūmuose turinio kūrėją pasveikino Vilniaus meras Valdas Benkunskas. Vaikį persikėję lyg išprotėję, buvo paruoštos vaišės ir taip toliau. Šis jo vizitas kainavo 30 000 eurų. Taigi, teigiama, kad trūksta pinigų gynybai, keliami mokesčiai, įvairios visuomenės grupės protestuoja, valdžia negirdi ir mokesčius pakelia. Nepraeina nei mėnuo ir nuo pakelimo ir jau taškomi pinigai tokiam vizitui. Ar čia nėra atviras pasityčiojimas iš Lietuvos žmonių? Ir ar sutapimas, kad ten visame vaizdo įraše buvo matyti teisingosios kabutėse partijos atstovai? Teigiama, kad toks vizitas atneš daugiau pinigų Lietuvai, nes juk kokia reklama, žmonės atplūs į mūsų šalį. Čia pinigus atneš tie paaugliai, kurie seka šį veikėją, ar kodėl jie apskritai turėtų aplankyti Lietuvą, nes jis pažaidė krepšinį, palojo ant vaikų. Ir čia yra pagrindinės idėjos, kaip reikia reklamuoti mūsų šalį. Ne mokslo, ne inžineriniais, ne techniniais, ne kultūriniais, ne literatūriniais pasiekimais, sutvarkytais kurortais ir taip toliau, o būtent tokiu būdu Lietuva dar gali būti garsi. O gal ši reklama ir buvo skirta būtent tam veikėjui, kuriam Lietuvos valdžia parūpino turinį, kurį jis galėjo filmuoti ir už tai dar patys susimokėjimą. Juk kažkaip žmogus turi nusipirkti dar vienus namus, nes jau vienus prabangius turi. Ar kada nors tokiame lygyje buvo apskritai pasitikti bet kokie vadovai? Gal jis yra koks Marso prezidentas? Žiniasklaida vis mini, kad jis turi 42 milijonus sekėjų. Įsivaizduojate, tokia žvaigždė atvyksta į Lietuvą, o nėra svarbu, ką jis kuria, kaip kuria ir kokią žinutę transliuoja. Vienintelis kriterijus dabar pats svarbiausias, tai kad jis turi sekėjų. Tačiau kiek yra daug internete tokių žmonių, kurie kuria turinį, bet elementariai jų turinys yra blogas. Tad ar čia yra viskas, ką gali Lietuva? O ką jūs, brangūs žiūrovai, galvojate apie tokius vizitus? Savo nuomonę galite palikti komentaruose. Iki!